2017 metais, kai aš pradėjau su kripto žaisti, praradau daugiau negu 200 000 eurų. Ir aš norėčiau, kad tada būtų buvę, kas mane pamokytų, kad būtų tinkama informacija. Labai būčiau norėjęs, galbūt būčiau išvengęs tokių didelių nuostolių. Dėl to dabar tikslas ir yra edukuoti žmonės, kad jie kiek įmanoma mažiau prarastų pinigų atėję į kripto rinką. Ir vieno dalyko nesuprantu. Kai vedat vaikus į mokyklą, inauguruoja juos į sistemą, mokytojai moko to, kas nėra reikalinga visiškai, tai čia yra viskas gerai. Bet kai žmogus moko tikrai naudingų dalykų, gerų dalykų, daug informacijos atiduoda nemokamai, kiek įmanoma. Dabar prie šitos knygos praleidau 150 valandų. Gal net daugiau. Viskas nemokamai. Ir vis tiek rašyti tokius komentarus. Galvoju, kur čia slypi viskas. Tai dabar du dalykai. Arba visiškai savivertės neturit ir net nesugebat įvertinti savo laiko, tai reiškia ir kitų laiko visiškai nevertinat. Nieko gyvenime taip nebus. Laikas yra pats brangiausias dalykas, koks jis gali būti, praktiškai neįkainojamas. Arba patys turit kuom pasidalinti, turit patirties, turit kuom pasidalinti, bet nedrįstat išeiti viešumą ir padovanot savo tos dovanos kitiem. Ir dėl to jūs dirgina. Tai kaip čia yra? Atsakyk, prašau.